Kada dar sugrįšiu prie Pauliaus Moškos, dar sugrįšiu. Tai mano čia Atvažiavau prie mečetės, ten kažkur netoliai mašiną pastatėm, atvarėm. The office. Okay. I have to pay here. Yeah, for 20 cities for the applicant of the mosque. It's time for prayers, and there are also more here for congregational prayers. And at the back of the mosque, we have the ladies' entrance there. Prayers. And at the back of the mosque, we have a big tree supporting the building. Tai čia pasirodo ta mečetė apie 1421 metus pastatyta. Ir vis dar naudoja. Vis dar žmonės meldas. Šiaip kas ir keista, galėtų jau palikti, kaip muziejų galėtų palikti. Bet vis dar žmonės meldas. Ai, tiksliai, dar sakė, dėl ko tas medis čia yra. Čia man tas medžiai yra. Atseit žmogus katras statė, įdėdavo po vieną medį ir paskiau per naktį pakeldavo aukščiau. Tai tas žmogus įdėdavo dar po vieną medį, kad įsitikint, kad iš tikrųjų kelsti viršų, kas atrodo biškį nesąmonė, aš tai netikiu. Tai tipo čia tai kaip žyma, on įdėjo po vieną medį ir pasistatydavo pati po biškį. Nesąmonė. This is the tree. The founder was Huawei. It's the baobab. In your language, kuka. Taigi baobabs, tai ganų kalba kuka vadinasi, kuka tree. Local dish. Very good. Really? Yeah. So, this is where the women go in. They have different entrance. Yeah. And then, as you can see, the doors are small. Does not mean that in those days people were short. But just because it's a room of God, if you want to go inside, you bow down to show some kind of respect. Even if you forget, the doors will tell you to bow down. Aš galvoju vėliau dar biškį pafilmaus, net į vėdą neleido įeit, nes dabar ten vyksta pamaldas kažkoks. Tai į vėdą neleido įeit, aplinko apėjom ratas, užtrukom koks 3 minutės maks. Tikėjaus biškį daugiau. Niek net nenufilmavau normaliai. Na, bet niek. Ir paskiau nuotraukėlį dar padarėm vis prie golfo, visi laba mum golfs patek. Nu, žodžiu, ta mečetė, kaip jau buvau, tai buvau. Varom į nacionalinį parką, ieškoti gyvūnų. Nu, įvažiavau į parką teritoriją. 15 eurų. Važiavom. Kažkaip už žmogų apie 5 eurus ir dar plius už mašiną. Jaus 15. Tai dabar važiuoju iki
Camping, čia bus kažkur campings. Tai aš tam camping išmėgstu ir rytoj iš ryto varau žiūrėt gyvūnų, nes šiandien jau ir per vėlų. Ta prasme, aš tik pravažiavau. Umta ateina, jeigu neklysti, yra antilopė. Atsisok. Nu ar ne antilopė, kas ten įtoj? Lova panašiai. Antilopė. Nu, atvariau į kempingą. Matau vien palapien kažką nustau, bet niek negirdėti. Čia bus kaip ir viens pats turbūt. Viens pats Gans kemping. Tai šitas kempings yra to nacionalinio parko teritorijoje. Tai už kempingą reikėjo susimokėti už vietą apie 7 eurus. Šiaip ten turėtų būti ir dušus, nežinau, nueisim kažką pažiūrėti. O gyvūnų pažiūrėti rytoj iš ryto. 6 kempings, sako atvaryk. Ir čia gali pasirinkti ar važiuoti su mašina, arba gali varyti peškom. Nelabai supratau, to dar kaip tu gali peškom ten vaikščioti. Bet reikės paklausinėti, galbūt ten tus pačius gyvūnus gali pamatyti reidamas peškom, tai peškom būtų gal įdomiau. O čia žiūrėk, tai ir pasirodo apžvalgos aikštelė dar. Oho, kaip fain. Tu, savo apžvalgos aikštelė.